numeris 1 pasaulyje. Sveiki gyvi, čia laida apie žūklę. Sinoptikai vis garsiau kalba apie artėjančią žiemą, todėl skubame išnaudoti galbūt paskutinę galimybę šiemet sužvejoti trofėjinę lydeką kiek netradiciniu Lietuvai būdu. Dabar trumpai apie tai, ką matysite šiandien. Šiandien laidoje apie žūklę į dvikovą vėl mėginsime pasikviesti solidaus dydžio plėšrūną. Šįsyk mūsų arsenale ne spiningai, ne vobleriai ar blizgės, o dugninės meškerės, stovai, signalizatoriai ir parduotuvėje pirktos trimelės. Kur lenkime, jau ko gero supratote. Šiandien trofėjinę lydeką gaudysime angliškojų būdu negyva žuvele. Papasakosime, kokių įdomių šios žūklės niuansų sužinojome patys, kaip jos pritaikėme ir kaip į mūsų gudrybes sureagavo didelės lydekos. Apie kraujo dažus, ilgalaikį lydekų jaukinimą ir kitus lietuvio ausiai sunkiai suprantamus dalykus papasakosime laidoje apie žūklę. Netrukus po reklaminės pertraukos. Elektroninė parduotuvė save gerbiančiam žvejui. Spiningavimas.lt. Štil numeris 1 pasaulyje. Elektroninė parduotuvė save gerbiančiam žvejui. Spiningavimas.lt. Čia laida apie žūklę. Vakarų Europoje itin populiarus lydekų žūklės būdas negyva žuvelė po truputį populiarėja ir pas mus čia Lietuvoje. Ir mes, mūsų laida, nesėdime sudėję rankų. Mes ieškome galimybių, variantų, būdų, kaip suvilioti tą lydeką mūsų vandenyse, būtent negyva žuvelė. Kol kas praktikuojančių netradicinį plėšrūnų gaudymą dugninę meškerę, masalui naudojant negyvą žuvelę, mūsų šalyje nėra daug. Tai būdas, į kurį mūsuose kol kas vis dar žiūrima skeptiškai, nors vakarų Europoje, kur gyva žuvelė kai kuriuose šalyse žvejoti draudžiama, lydekos negyvų masalų sėkmingai gaudomos jau daug metų. Mūsų laidos komanda šiuo būdu susidomėjo tik pernai. Keletą pamokų išklausę ir praktiškai įgytas žinias išmėginę tvenkinyje, jau džiaugiamės pirmosiomis solidaus dydžio plėšikėmis. Vėliau gražią lydeką negyvą žuvelę pavyko suvilioti ir laukinėme ežere. Reikia pripažinti, jog norint tobulinti šios žūklės įgūdžius, surasti naujus, efektyvius ir kibius sprendimus, viską reikia padaryti pačiam, nes paklausti tiesiog nėra pas ką. Tenka perversti daug rašinių internete ir išmokti filtruoti naudingiausią informaciją. Supratome dar pernai, jog labai svarbus lydekų gaudymo negyva žuvelė sėkmės faktorius yra ilgalaikis jaukinimas. Kad ir kaip keistai tai beskambėtų lietuvio meškeriotojo ausiai, tačiau trofėjinę, tinginčią medžioti ir energiją taupančią lydeką galima pripratinti ėsti nuo dugno, o vėliau tokią pačią žuvį jai pasiūlyti su trišakiu kabliu. Užsienio vandenyse didelės lydekas negyva žuvelę gaudantys meškeriotojai jaukinimą įvardyja kaip vieną svarbiausių sėkmės faktorių. Žinoma, masiškai tų trofėjinių lydekų dar nežvejojame nei mes, nei kiti žvejai Lietuvoje, tačiau tos tradicijos po truputį ateina ir pas mus ir manau, kad anksčiau ir vėliau mes išmoksime pritaikyti tą žūklės būdą mūsų sąlygoms, mūsų Lietuvos sąlygoms, nes, nėra ko slėpti, tikrai tos sąlygos skiriasi, ežerai kitokie, specifika kitokia ir mums tiesiog reikia dar surasti vietas, kur tą lydeką galima surasti, kur galima sužvejoti. Tas pats buvo su karpių žūkle. Prieš 20 metų niekas tų karpių nežvejojo, nemokėjo jų sužvejoti, tačiau tas būdas prigijo, atėjo į Lietuvą, ištobulėjo ir tikrai mūsų karpininkai jau dabar pasiekia labai rimtų rezultatų, todėl tikiuosi, kad ir šis būdas ištobulės. Na, žinoma, jis gal toks populiarus nebus kaip karpių
karpių žūklė, tačiau vis tik tai yra žūklė, kuri skirta tikram žvejui ir tam, kuris nori sužvejoti didelę, trofėjinę, galbūt didžiausią savo gyvenimo žuvį. Pernai metais pradėję žvejoti šiuo būdu mes tikrai įtikėjome, bent jau aš įtikėjau į šio būdo efektyvumą, nes pats sužvejau vieną lydeką laukinėme ežere, kelias lydekas sužvejojome tam tvenkinyje, kuriame jų daugiau, bet supratau, kad tikrai tai yra perspektyvus būdas ir verta jį tobulinti. Todėl, ir pats rinkau daug informacijos, ieškojau internete informacijos ir supratau vieną paprastą dalyką, kad vis tik vienas svarbiausių dalykų yra surasti, kur maždaug tos lydekos, didelės lydekos gali būti, o jos būna be abejo ten, kur žiemot ruošiasi žuvis, kur yra daug smulkmės, kur ta žuvis kažkur tai plaukioja aplinkui ir ten ta lydeka guli. Žinoma, ji dažniausiai nemedžioja tų žuvelių, bet laukia, kol smulkesnė lydeka ar kitas plėšrūnas sužeis žuvelę, žuvelė numirs, ar nuo kitų kažkokių tai veiksnių žuvelė žus, nukris į dugną ir tai jau yra lengvas, jokių pastangų, nereikalaujantis, jokio energijos sąnaudų, nereikalaujantis būdas lydekai pasimaitinti, papietauti. Todėl vis tik svarbiausias dalykas čia yra jaukinti. Ir anglai tai rekomenduoja, kiti Europos žvejai žvejojantis tokiu būdu, kad reikia jaukinti. O jaukinti viskas labai paprasta. Tiesiog įbame ar smulkę silkę, ar strimelę, daliname ją į 2 arba 3 dalis. Vat ir viskas, ir jaukas paruoštas. Neturi būti dideli gabalai, nes lydeka tiesiog labai greitai pasisotins. Ir žinoma, labai daug nereikia. Užtenka koncentruotai paberti, 7, 5, 6, 7 žuvelės, gabaliukai supjaustas kažkur tai į dugną, bet labai koncentruotoje vietoje, taip kaip karpininkai jaukina karpį, ir lydeka ten tikrai prisistatys ir ten jį maitinsis. Be abejo, neužteks vien tik atvažiavus į žūklę ten ryte arba vakare atvažiavus paberti, ryte užmesti meškeres, reikėtų jaukinti 2, 3, 4 dienas, kad lydekos priprastų prie to maisto, prie to žuvies, nes tai vis tik jūrinė žuvis. Be abejo, galima jaukinti ir kuoją, pagauta tame pačiame ežere, negyva kuoja supjaustyta, tačiau paprasčiau yra nusipirkti tai parduotuvėje ir beje, ši žuvelė, jūrinė žuvelė skiria labai stiprų kvapą, skleidžia aplinkui save, jinai gana maistinga riebi, maistingesnė už ežero žuvį, todėl pripratus lydeka būtent rinksis kaip tik tokį maistą pirmiausiai. Apie ilgalaikį jaukinimą mes kalbėjome visą vasarą, jaukindami karšius, jaukindami kitas žuvis, karpininkai jaukina, nieko čia naujo, visos žuvys pripranta maitintis toje vietoje, todėl, sakykime, teorija yra labai paprasta, jeigu jaukinsite ir žuvis ten atplauks, kad jinai kažkur netoli bus ta lydeka, tikrai turėsite, puikią žūklę ir rezultatą tikrai pasieksite, sužvejosite galbūt netgi ir savo gyvenimo trofėjų. Apie tai, kokius įrankius naudoti, kokią sistemėlę surišti, norint didelę lydeką sugauti negyvą žuvelę, labai išsamei išnagrinėjome ir rodėme pernai. Šias laidas nesunkiai rasite mūsų paskyroje Facebook'e. Kadangi kažkokių specialių įrankių šiai žūklei bent jau čia Lietuvoje nėra, todėl įranga beveik niekuo nesiskiria nuo karpių žūklės. Tvirtos didelę žuvį valdyti ir sunku masalą užmesti leidžiančios meškerės, stovas, elektroniniai signalizatoriai, tvirti valai ir ritės. Pati sistemėlė surišta iš 2 trišakių kabliukų, užvertų ant pavadėliams skirtos medžiagos. Ant pagrindinio valo užveriamas 2-3 uncijų svarelis virš sukinės ir štai, žūkliai jūs pasiruošęs. Viskas regis elementaru, tačiau vertėtų priminti svarbiausius akcentus ir svarbią naujovę mums, kuri, tarkime, Anglijoje nieko jau nebenustebins. Kalbant apie masalo paruošimą, vėlgi čia yra šiokių tokių naujovių mums, tai nenauja tiems, kurie seniai žvejoja tokiu būdu negyvą žuvelę, tačiau kas yra vis tik svarbiausia. Vėlgi paruošiant masalą, aš imu štai didesnę, kad ir tą jūrinę žuvelę ir naudoju štai tokią kietą putą, tą presuotą polisterolą tokį, tiesiog tam, kad būtų patogiau su juo dirbti, supjausiu jį juostelėmis, tokiomis, kokiomis reikia peiliu ir viskas labai paprasta. Štai, tai reikia štai tokių ilgų chirurginių žirklučių, kuriomis labai patogu štai taip suimti būtent tą gabaliuką ir tiesiai per žuvelės burną mes patalpiname visą tai tiesiai jai į pilvą.
Va, tokiu būdu suteiksime plūdrumą. Ir beje, noriu dar užakcentuoti, kad tai yra vienas svarbiausių elementų, tas plūdrumas. Nes jeigu žuvelė arba pridėsite tiek daug svorio, tai yra tiek daug plūdrios medžiagos, kad ji pakels svarelį, tai jau bus blogai, nors tai aišku labai yra sunku tai padaryti. Tačiau svarbiausia yra tai, kad pati žuvelė plūduriuotų vandenyje. Netgi geriausia būtų taip balansą tokį pasiekti, kad jos uodega siektų dugną. Tuomet jinai natūraliausiai stovės, neduos pasipriešinimo lydekai. Taip įsmeigiame vieną trišakį į stuburą, jaučiame net trakštelna kas stuburas, o kitą aukščiau. Tokiu būdu žuvelę galima bus užmesti. Be abejo, tolimiems metimams reikėtų dar apvynioti žuvelę siūlų. Tuomet būsime įsitikinę, kad tie kabliai neišlėkia, kad neišplėčia, nes vis tik jūrinė žuvis yra tokia minkštoka. Na ir tokiu būdu galva į viršų žuvelė turi kaboti virš dugno. Ir tik pavadėlio ilgis reguliuoja. Tai ar taip, jinai gali ir uodega remtis, pavadėlis gali būti laisvas, netgi tai yra dar geriau, kadangi lydeka paėmus masalą nejaučia jokio pasipriešinimo, ji tiesiog jį be jokios baimės ryja. Dar kokį dalyką atradau įdomų besidomėdamas būtent masalų paruošimu. Žūklei negyva žuvelė, tai yra štai toks kraujo spalvos purškalas. Ta purškalą užpurskus ant bet kokios organinės masės, tai yra ant žuvelės, jis labai gerai laikosi ir sudaro tokį tekančio kraujo efektą. Tokį debesėlį po vandeniu sudaro, tas debesėlis būtent sudaro matyti lydekai tokį šviežiai žuvusio žuvelės įspūdį, kad ta žuvelė tik nukrito ir dar ji kraujuoja pažeista kažkokio kito plėšrūno. Viskas darosi labai paprasta. Užpurškiu ir štai ta spalva pasidaro tokia, raudona, kraujuojanti. Beje, jeigu ant rankų pakliūva tas purškalas, tai ilgai rankos išlieka raudonos. Bet tai yra gerai, nes po vandeniu štai ta žuvelė atrodo taip natūraliai krūvina. Ir dar plus tas debesis tokios raudonos masės sklaidosi ir tuo, žinoma, vilioja plėšrūną, nes kasgi daugiau, jeigu ne kraujo spalva ir kraujo kvapas turėtų privilioti. Kvapas jau žuvyje yra, o spalva ir konsistencija, masė, va čia yra būtent tas purškalas tokį įspūdį ir sudaro. Lauke pamažu šala, diena vaiski ir giedra, tad jei sąžiningai, kibimo vargu ar būtų galima tikėtis. Nors patį vidurdienį tą dirbtinai kraujuojančią negyvą žuvelę kažkas apžiojo. Kelis kart pyptelėjusi elektronika adrenalino lygį kaip mat pakėlė iki ausų. Diena giedra, šalvena šiek tiek. Na, kibimo tikėtis gal neverta, gal daugiau vakarą, bet pajudino tą. O, vėl, reiškia, čia jau yra lydeka. Ji domisi masalu, ji ragauja ir reikia išlaukti momento. Reikia išlaukti to teisingo momento. Smagu vien jau tai, kad kimba, jau vien tai, kad juda, jau tempia. Nėra, nėra. Paskubėjau truputėlį, Na, reikia ištraukti, patikrinti, bet paskubėjau, tai tikrai. Vis tik tai reikia palaukti ilgiau, kol įrys labiau. Galbūt per šaltas vanduo lydeka nėra baisiai aktyvi, neryja labai aktyviai, drąsiai, todėl gal reikėtų šiek tiek ilgiau palaukti. Negyvos žuvelės nėra, tos masalinės, ji nutraukta, likę tik kabliukai. Žodžiu, akivaizdu, kad kibimas buvo. Na, o šiek tiek apmaudu, kad nepavyko pakirsti, nors, na, nieko nuostabaus, žvejyba yra žvejyba, bet tiek laukiam, tiek tikėjomės, tiek įdėjom pastangų, vis tik oras nėra karštas, sėdėti komforto didelio nėra, nors žinoma, kaip žvejai sako, svarbiausia yra teisinga apranga, o šalta tuomet nebus. Bet tikiuosi, kad dar rezultatas šiandien tikrai bus. Vėl uždėsiu naują masalą, naują masalinę žuvelę negyvą ir užmesiu vėl į tą pačią vietą, nes lydeka yra tokia žuvis, kuri jeigu
na, mes jos nepažeidėme, nepalaikėme, nedavėme kažkokio tai, ta prasme, kontakto pojūčio, tuomet dažniausiai jį grįžta, nes labai dažnai būna žvejojant ir gyvą žuvelę, ir žiemą žvejojant, jeigu lydeka nepataikė, nesugrėbė kažkas, na, įvyko ne taip, bet jie neišsigando, už kiek laiko, galbūt už 15 minučių, gal už valandos, jie tikrai sugrįš į tą pačią vietą ir vėl medžios. Todėl didelė tikimybė ir čia, kad masalą nutempė, bet užmesiu ir vėl, galbūt vėl turėsiu kibimą. Beje, kada didžiausia tikimybė sulaukti didelės lydekos kibimo vėlyvą rudenį ar net žiemą, jei vanduo ir oras leidžia, vienareikšmio atsakymo nėra. Pernai eksperimentuodama, mūsų komanda prie ežero praleido net kelias naktis. Tačiau viskas, ką pavyko sugauti, buvo lengvas peršalimas ir miego stygius. Reikia šiek tiek nusiteikti, kad oras nebus labai geras, nes vis tik lydekos ir trofėjinės lydekos kimba, kuo prastesnis oras, tuo geriau. Nusiteikti, kad bus šalta, nusiteikti pasidėti be abejo, naktim sėdėti jokios prasmės. Lydeka dažniausiai, mano patirtis rodo, kad užkimba, na, pirmoje dienos pusėje, tai nuo 10 valandos iki maždaug 1-2 valandos dienos. Viskas dar gali būti vakarop. Sėdėti naktimis, sėdėti paromis tikrai neverta, užtenka kelių valandų, įmetėme, jeigu ten lydeka yra besimaitinanti, norinti paragauti, tai ji ateis. Jeigu ne, viskas, atvažiuojame kitą dieną. Net dviejos mūsų teorijos pasitvirtino vakare. Po pirmo kibimo praėjus maždaug 3-3,5 valandos, kai saulutė jau ruošėsi slėptis už horizonto linijos, vėl pyptelėjo signalizatorius. Tikėtina, kad aktyvi žuvis kibusi vidurdienį grįžo ir ji vėl nusiteikė vakarieniai. Šįsyk leisime jai masalą pakramtyti ilgiau. Dabar turime laiko atidžiai stebėti kibimą, jį nufilmuoti ir pasidalinti savo įžvalgomis. Lydeka visai kitaip ima negyvą masalą negu gyvą. Jeigu gyvą žuvelę jie atakuoja, jinai tiesiog puola, jaučiam smūgį, tai čia visai kas kita. Jie tiesiog priplaukia, randa ramiai gulinti negyvą masalą, negyvą žuvelę, vėl pipt, randa negyvą žuvelę ir ramiai savo ją ryja, niekur neskubėdama. Todėl tas kibimas toks pip, 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 patempia valą, atleidžia, patempia, atleidžia ir jie jau ten. Tiesiog reikia nepraleisti to momento pakirtimo, kad lydeka per daug neįrytų trišakių į stemplę, nes tuomet, žinoma, jos jau išgelbėti ir paleisti nebus įmanoma. Todėl vis tik nereikia leisti per ilgai ryti lydekai, nors iš kitos pusės mums žvejiška kantrybė sako, kad gana, viskas, jau reikia kirsti, jau reikia traukti, bet čia reikia išlaukti. Neišlauksim, bus bėdos. Didelės lydekos, jos jau yra aptingusios, jos nesimaitina, sakykime, agresyviai, aktyviai. Labai retas atvejis, kad ji puola kažkokį tai blizgę, kažkokią guminuką. Žinoma, to aktyvumo pikų būna, ypatingai vasarą, ankstyvą rudenį, tačiau vėlyvą rudenį, kada vanduo jau šaltas, tokių išvažiavimų, kad jinai ir kažkur nuplauktų, tikrai jūs nesulauksite. Vis tik dažniausiai kibimais yra keli pyptelėjimai, kurie parodo, kad tikrai lydeka jau ten, ji tikrai domisi masalu, ji ramiai savo jį čiupinėja, ragauja ir anksčiau ir vėliau jį įrys. Kai tik tais pradės po truputį stipriau tempti, galima jau pakirsti. Tačiau tokių kažkokių karpinių išvažiavimų čia tikrai niekada nesulauksite. Ui, atsargiai, atsargiai, ramiai. Lydekos kibimas kartais ne signalizatorium jaučiamas, o valas tiesiog, na, pasitempia, įsitempia, atsipalaiduoja kilpa, atsitempia, atsipalaiduoja tas išlinkimas ir tuo galima spręsti apie tai, kad ten žuvis yra. Kartais signalizatorius net nesudirba. Vis tik verta patikrinti, ar tikrai jį ten yra. O tai patikrinti nėra sudėtinga, tiesiog pakeliam viską, atjungiam, pasiruošiam ir bet valas tempėsi traukiai. Ir tiesiog pajausime patempę, ar yra svoris, jeigu yra svoris ir pakirtam. Yra. Pasipriešinimas neblogas, reiškia, žuvis nemenka. Reikia padėti kitą meškerę žemyn, kad nuskestų valas, kad besipriešinanti lydeka neužplauktų. Nors tiesą sakant, rudenį jos priešinasi ten gilumoje toli, paskui greitai pavargsta, kad ir didelė lydeka. O, niaukt. Tokie jaučiasi judesiai lėti. Smulki lydeka, tai jinai daužosi, trankosi, šokinėja, o stambi labai dažnai tik tokiais bukais, lėtais smūgiais juda.
buki smūgiai, bet ji nestiprėjo lydeka, jinai pavargsta labai greitai, nes vis tik vanduo labai staigiai atvėsęs, jau visur sniegas, prognozuojama yra jau galbūt už savaitės gal jau bus ledas, jeigu pasitvirtins sinoptikų prognozijas. Todėl, tai jau paskutinis, manau, šansas yra sužvejoti būtent lydeką, trofėjinę lydeką, štai tokiu būdu žvejojant ją negyvą žuvelę. Nesmulki. Dar net į paviršių neiškyla. Nagi. O, įžalės, įžalynus, antras. O, matau jau ją. Matau, Uodega kaip kastuvas dydžio. Va ji. Šaltas vanduo, labai atvėsęs, tuoj jau gali užšalt, todėl lydeka daugiau priešinosi gelmėje, o prie kranto ji tiesiog pasiduoda. Nereikės nei graibšto. Pritrauksime artin ramiai, atsargiai, gražiai. Įsikibus klasikiniu būdu. Tiesa, vienas buvo jau sprūdęs, trišakis, todėl teko į žandą, o kitas, kaip ir turi būti, į lūpytę. Ir ką jūs manot, 5 kilogramai, beveik 800 gramų. Va rezultatas. Trofėjinė lydeka užkibusi, būtent žvejojant negyvą žuvelę. Mes dar kartą įrodėm ir savo, ir žiūrovams, ir visiems žvejams skeptikams, kad tokiu būdu yra žvejojamos būtent trofėjinės lydekos. Niekuomet neužkimpa maža lydeka, kažkokie tai visos tik didelės lydekos, kurios jau tingi medžiot, kurioms užtenka tiek maisto, kiek jos randa negyvų, ypatingai rudenį kritusių žuvelių dėl kažkokių tai, gyvenimiškų sąlygų. Ir jos tuo maitinasi tom žuvelėm, joms to užtenka. O štai kokia storulė. Todėl nenuostabu, kad taip ir sunkiai ėjo, nes ir priėdus, jai virškinimas atima labai daug energetinių sąnaudų, todėl labai tikėtis didelio pasipriešinimo netoli kranto yra sunku, bet vis tik tai puikus egzempliorius, puikiai lydeka, šiek tiek mes ją pagaivinsim, nors jinai atrodo gana žvali. Galima truputį paimti žiaunas jai, praskalaut ir niekur ji nedings. Plauk, ne ten plauki. Na štai, dar viena gražios žuvies nuotrauka papuošė mūsų laidos trofėjinių laimikio albumą. Kaip matote, tas žuklės būdas, negyva žuvelė, tikrai nėra beviltiškas. Tiesiog reikia jam skirti šiek tiek pastangų, šiek tiek laiko ir rezultatas tikrai bus. O toliau laidoje trofėjinio laimikio konkursas. Trofėjinis laimikis gali virsti vertingu prizu. Jei sugavai kažką tokio, kuo norėtum pasigirti prieš visus, nedvejodamas siųsk mums žuvies nuotraukas ar video elektroniniu paštu apie zukle@gmail.com. Neužmiršk nurodyti žuvies svorio bei ilgio, papasakok, kur, kada ir ką žuvis tvėrė. Kiekvieną savaitę išrinksime vieną trofėjinio laimikio konkurso nugalėtoją, kuriam mūsų laidos draugas žuklės reikmenys fanatikai.lt padovanos vertingus prizus. Primename, laimikių nuotraukas galite mums siųsti elektroniniu paštu apie zukle@gmail.com. Šią savaitę trofėjinio laimikio konkurse dėja bet nyku. Ko gero žvejai pamažu slepia atviro vandens įrankius ir laukdami pirmojo ledo rūsiuose bei garažuose jau ieško žieminio inventoriaus. Tačiau mūsų konkursas visuomet sunkiai nuspėjamas ir tai, ką galime jame pamatyti, prognozuoti neįmanoma. Šiuo metu matote vaizdo įrašą iš žvejybinės lietuvių kelionės Norvegijoje, kurioje vyrai nepatingėjo ir rimtai padirbėjo su vaizdo kamera. Visą vaizdelį kiek vėliau rasite mūsų laidos paskyroje Facebook'e, o mes parodę jums sutrumpintą jo versiją, sveikiname Gytautą Čilinską, sugavusi 42 kg, 152 cm ilgio otą. Nors Norvegija
Norvegiškais mastais tai nėra didelis egzempliorius, tačiau Gytautui fanatikai.lt įsteigtą prizą dovanojame už puikias komandos emocijas ir vaikišką žvejo džiaugsmą žuvį ištraukus. Atminkite, jei ir jums pavyko sužvejoti kažką įspūdingo, mes visada laukiame laimikių nuotraukų ar vaizdo įrašų. Sveikiname šios savaitės trofėjinio laimikio konkurso nugalėtoją ir šiandien viskas. Susitiksime kaip visada lygiai po savaitės. Ate? Štil numeris 1 pasaulyje.